Labą dieną, brangiosios mamytės ir vaikučiai. Labą dieną. Šiandieną pradėsime mūsų jau trečią pamokėlį ir dūksime su Giriuku. Parodysim jums porą smagių pratimukų, kaip mamytės gali sustiprėti. Taip pat stiprėja ir vaikučiai ir taip pat jiem būna visai smagu, ne? Taip. Mums reikės šiandieną Kamaliuką. kamoliuko. Šiaip tai tik kamoliuko mums reikės, ar ne? Jo. Ir mes čia pasitiesę esam 2 kilimėlius. Ja. Mūsų lenktynėm jų labiausiai reikės. Šiaip gerai turėti 2 kilimėlius, bet ir vieną užteks, o galima ir šiaip tiesiog ant kilimo. Taigi, Giriau, nuo ko pradėsim? Lenktynių. Nuo lenktynių. Pradėkim nuo lenktynių. Pasidėsim kamuoliuką. Mes atsistosim, atsisėsim. Mamytės jau žino šitą pratimą iš vakar. Šiandieną mes lenktyniausim, bet mamytėm apsunkinsim, kad jom būtų truputėlį sunkiau. Mes keliausim sėdmenimis į priekį ir atgal, kas greičiau, bet mamos užsidės rankas už galvos, atvers alkūnes, įtrauks pilvą ir grįžk. Ir eisim kartu. Pasiruošti. Ir keliaujam sėdmenimis. Kas greičiau. Mamos išlaiko tiesę nugarą. Alkūnės atvertos ir keliaujam į priekį. Kas greičiau, pas mus gaunasi lygiosios. Dabar atgal ir važiuojam. Kas greičiau. Mamos, įtrauktas pilvas. Ai, mane baigė Girius aplenkti. Gal dar vieną kartelį? Gal dar vieną kartelį. Tavęs nesimato kadre, ateik ant kilimėlio. Gerai, va tada einam dar iki vidurio. Pasiruoš dėmesio marš? Gerai, iki vidurio. Tu pirmesnis. Keliaujam toliau. Į mūsų antrą pratimą. Ir taip galite pakeliauti pirmin atgal, kaip jums smagiau. Atstatom klubus, subalansuojam klubus. Paskui, sekantis, dabar mūsų yra, prisiminsim vėl tą kvėpavimą, kai mes įkvepiam ir iškvepiam, sutraukiam pilvą ir dubens dugną. Tu atsisėsk, sukryžiuotam kojam. Aha. Suglaudžiam kelius. Oi, tai yra delnus. Mes įkvėpsim. Ir stumėm vienas kitą, kas ką nustums, mamos įtraukusios pilvą ir dubens dugną. Stumėm. Kokius 5 kartus tai pabandysi pakvėpuoti. Ir vėl įkvepiam. Tu stiprus. Vos nenukritau. Ir dabar jeigu mamos kelia vaiką atgal nukritusi, auč, duok rankas, aš tave pakelsiu, būk atsargiai. Įtraukiam pilvą ir dubens dugną ir tik tada keliam vaiką. Nuleisk pėdas ir aš tada tau padėsiu pakelt. Bandom dar keletą kartų. Įkvepiam. Tuoj nukrisiu. Ir vėl. Ištiesink nugarą, taip nesąžininga. Reikia jėgų. Apkyskim kojas, kitą koją iš priekio. Kad būtų sukryžiuota tai viena koja iš priekio, tai kita koja iš priekio. Na, dar porą kartų. Tu stiprus. Ir paskutinį kartą. Krentu. Nukritau. Ir iš čia mes keliausim į sekantį pratimuką, ar ne? Tu bandysi mane pakelti? Ne. Mes dabar keliaujame į kitą pratimą. Kada mums jau prireiks kamoliuko? Taip, mamos pasižiūri, kad pėdos paraleliai viena kitai, pasitrauk truputį nuo ekrano, kad galėčiau parodyti. Pėdos paraleliai viena kitai, keliai žiūri į viršų ir mes vėl įtrauksim pilvą, įkvėpsim ir iškvepiam, išlyginam nugarą ant grindų, įtraukiam pilvą dubens dugną ir Girius. Dabar tu pasitrauk iš ekrano ir pabandyk bėgioti iš kitos pusės, nes žiūriu, kad nesimato. Taigi, kamoliukas yra raktas. Kada raktas papuola tarp kelių, parodyk Giriau, tarp kelių,
mes jį suspaudžiam ir tai reiškia, kad mes galim pakelti klubus į viršų. Ir tada Kirius pralenda. Rankos pakyla į viršų, raktas išvažiuoja ir vėl mes keliam į viršų. Man atrodo, Giriau, tu viską sumaišiai. Nuleidžiam. Ir vėl pakeliam. Dabar pralindi. Ir nuleidžiam. Pakeliam. Ir nuleidžiam. Pakeliam. Paimam raktą, perdedi kitą pusę. Nuleidžiam. Vėl pakeliam. Raktas. Pakeliam. Ir galim čia greitinti tempą. Kada kamuoliukas papuola tarp kelių, keliai susispaudžia. Girius jau visai sušilo. Bet jam patinka. Man jau irgi ganėtinai stipriai kaista klubai. Ir mes nepamirštam iškvėpti, kai keliam klubus. Įkvepiam, iškvepiam. Oi, raktas ne ten papuolė. O, aš jau baigiu pavargti, kaip tu geriau. Pabaiga. Poilsis. Poilsio valandėlė, mamos. Nugara, atvirkščiai. Atvirkščiai. Atsisėdam vaikeliai ant pėdų ir palengva atsipalaiduoja. Labai gerai, kad taip galva nusvyra rankos ir čia atsiveria vaikeliam krūtinę, o mum padeda prispausti kelius kaip galima arčiau prie krūtinės. Prasitempia uodegikaulis, prasidempia jos asmeninė dalis. Ir mes galim čia irgi šiek tiek atsipalaiduoti, arba apsikabinti, arba pamasažuoti vaikui galvą, pečius, rankas. Giriukas ilsisi, jam čia labai patinka šitą pozą. Ane? O, galim pabandyti pakelt kojas į viršų. Į viršų prilaikom už juosmens dubens kaulų. Ir truputėlį pakilnuosim rankas su įtrauktų pilvu truputėlį. Patinka? Ir prilaikant vaikelį vos pasibuojam į šonus, pamasažuojam. Mes vėlgi kryžkaulį, apatinę nugaros dalį. Ir palengva keliausim į sekantį pratimą. Ir čia galit pabūti tiek, kiek jums norisi. Paleidžiam Girių. Labą dieną. Sekančiam pratimui galite pasikviesti tėvelį į pagalbą, kad neduok dievė, neįvyktų avarija, kadangi turbūt reikės truputėlį pasitreniruoti. Giriau, ateik į kitą pusę. Kojas čia. Ir dabar, kad vaikelis nenukristų, ar kokia nelaimė neatsitiktų, turėkite tėtį šalia. Mes su Girium jau pripratę. Girius nuleidžia kojas čia. Ir mes vėl dabar Giriau, palauk, mamytės įkvepiam. Iškvepiam, sutraukiam dubens dugną, nuleidžiam juosmenį žemyn, kojos paraleliai, keliai žiūri į tiesiai ir mes keliam klubus į viršų, vėl į tilto pozą ir mes dabar paimsim kažkur už šlaunučių savo vaikelius ir pakeliam į viršų. Geriau neskubėk į savo supermeną. Kojos tiesios, rankos tiesios, alkūnės tiesios. Geriau, ir mamytėm reikia padirbėti. Girius jau skuba daryti supermeną, pakelti vieną ranką, bet tai nebūtina. Galim tiesiog pabūti. Galbūt užtruks šitą pratimą atlikti, išmokti, bet laikom, spaudžiam pėdas į grindis. Mamos, spaudžiam pėdos į grindis, sutraukiam dubens dugną, Girius va jau demonstruoja savo jėgas. Pabandyk kitą ranką pakelti dabar į viršų. Aš leidžiuos žemyn? Ne? Taip, kad čia po truputėlį mankštinamės. Vėl kartoju, kad iš karto gali neišeiti mamos. Nuleidžiam iš lėto savo klubus, nuleidžiam vaikų kojeles
Ir pakeliam kelius, kad vaikam būtų lengviau atsistoti ir poilsis. Vaikutis atsisėda ant pėdučių, neskubėk geriau, neskubėk, reikia parodyti žmonėms. Atsisėda ant pėdučių atsargiai, ar ne, mamytės kelianukai kartu, padedam vaikui atsigulti ir vaikas atsipalaiduoja. Jam čia gražiai atsiveria krūtinytė, galva truputį atgal remiasi į kelius ir labai gera čia atsipalaiduoti, ar ne? Mes galim truputį pamasažuoti galvą, paglostyti savo mažą, galim padaryti truputėlį masažiuką, o jie savo ruoštų, savo kūneliu stumia mūsų kelius link krūtinės ir mums prasitempia uodegikaulis ir apatinė nugaros dalis. Čia galim pamasažuoti truputėlį vaikelį. Ir jeigu yra noras, truputį pajudinam, prilaikom vaiką ir pajudinam kelius į šonus, pamasažuojam savo kryžkaulį. Pratempiam truputėlį ir klubus. Čia dubens dugnas atsipalaidavęs. Ir galim pabandyti prilaikyti vaiką va čia už klubų kaulų. Vėl įtraukiam dubens dugną ir keliam kojas truputį viršų. Ir nuleidžiam. Ir ir nuleidžiam. 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 Ir padedam gyriui atsistoti, rankos į priekį. Už pečių truputėlį nuleidžiam. Pakeliam kelius, geriau pastatyk kojas normaliai, iš lėto stokis. Opa, tadam! Ir mamytės per šonelį, apsiverčia. Štai šitą pozą. Ir mes leisim vaikeliui, o gyriui leisim dar kartą pailsėti. Tai pažiūrėkit, kad kojos būtų maždaug pečių plotėje, delnas, kelias ir pėda vienoje linijoje. Rankos ne per plačiai, delnai po pečiais. Gyriui neskubėk. Neskubėk, aš toj nusileisiu. Pasitrauk truputėlį. Aš nusileidžiu, klubai nusileidžia. Ištiesinam rankas į priekį ir gyrius atsisėda man ant uodegikaulio. Truputį pratempia nugarą, pabūk čia truputėlį. Pratempia man juosmeninę dalį, labai gerai nuima nugaros skausmą, nes čia vėl pratempia mum kryžkaulį. Ir gyrius galit po truputėlį gultis man nugaros. Vėlgi pagilina pozą mum, padeda pagilinti šitą pratempimą. Čia galim truputį pabūti, jeigu dar norisi, bet aš jau važiuosiu toliau. Ir iš čia mes po truputėlį, gyrių laikykis. Mes po truputėlį, čia irgi gali tėtis padėti, kad vaikas nenukristų, kol įpras į šitas visas pozas. Na ir mes po truputį kylam į šitą taisyklingą stalo pozą. Gyrius įsitaisė, kaip kad jūs manote, ir žiūrėkit, kad nebūtų išlinkęs juosmuo. Juosmeninė dalis turi būti tiesiai ir mes įtraukiam pilvą. Labai svarbu čia neleisti pilvui karoti, o aktyvuotas centras. Tu truputėlį. Viskas gerai tam, gyriu? Tvirtai jautiesi. Na ir dabar pabandysim pakelti dešinę ranką, aktyvuotas centras. Jūs pastebėsit, kad jis ir taip aktyvuojasi, kai mes bandom pakelti dešinę ranką. Ir jeigu pavyks, kairę koją, iššūkis tikras. Jeigu jaučiat, kad per sunku, nedarom šito. Ir gražinam ranką ir koją. Geriau laikykis, viskas iš lėto, labai lėtai. Pakvėpuojam vėl taisyklingui stalo pozai. Įtrauktas pilvas dubens dugnas, ištiesinam kairę ranką ir bandom ištiesinti dešinę koją. Balansuojam. Vėlgi kartoju, jeigu yra per sunku, darom tik tai koją, tik tai į ranką arba tik tai koją. Taigi pirmas lygis. Ranka, koja, ranka ir koja.
ir koja. Visą laiką mes nepaleidžiam to centro. Antras lygis, dešinė koja, kairė ranka. O, grįžtam. Įkvepiam, iškvepiam. Grįžtam, įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Pastebėsit, kad čia tikrai reikia pastangų, geriau nenukrisk. Ir vėl pavizginam uodegėlę, pavizginam uodegėlę, pavizginam uodegėlę ir nusileisim atgal į poilsio pozą. Mamytės pailsi, o vaikeliai apsisuka ir vėl užlipa ant mamų, kaip kad jie mėgsta daryti ne taip, geriau ne taip. Ne taip. Bet gali ir taip truputėlį pasikarstyti ant mamyčių. Bet mes toliau vėl į tokį iššūkio reikalaujančią pozą važiuosime, geriau mes čiuošim į priekį. Čiuošim į priekį. Taigi vėl tėvelių gali paprašyti, kad šiek tiek padėtumės, kelsim sėdmenis į viršų, o vaikas iš viršaus čiuoš tam, kad padėtų savo delnus priekyje mamos delnų. Bandom? Ištiesink savo rankytės išilgai mano rankyčių ir aš tave keliu ir tu čiuoži ir susistabdyk save. Susistabdėjai? Dabar užries kojų pirščiukus ir įsikabink man į nugarą. Mamytės užriečia kojų pirštus ir kelia sėdmenis į viršų. Įtraukus pilvą ir įtraukus dubens dugną mes dabar stumiam sėdmenis į dangų. Keliai gali būti sulinkti. Geriau skaičiuoju. 5. 7, 8, 9. Aha, taip nereikia skubėti. Ir mes vėl nusileidžiam poilsiui. Duok 5. Va, čia reikėjo šiek tiek pastangų, ar ne? Mes jau landžiujam. Mes dabar eisim prie mūsų paskutinio pakvėpavimo meditacijos. Taip. Mes grįžtam ten, nuo kur pradėjom. Ir mes padarysim šitą mudrą. Ok mudrą, ar ne? Mes truputėlį padarom šitą, dar padarom. Aha. Veidų vienas kitą kopijuojam. Aš taip nemoku. Bandom sekti savo vaiką, bet iš tikrųjų galim ir vienas, ir kitas yra vedantysis. Dabar aš vedančioji. Tai vienas, tai kitas yra vedlys. Ir... Ir ką? Ir dar tu? Gerai. Girius dar vieną kartą nori pabandyti. Bet tu labai sudėtingai darai, aš nieko nespėju. O tu jauti energiją? Va, jauti? Šiltą delniuką. Na ir čia galim žaisti, kiek tik tai norim, kad mūsų žiūrovam nebūtų nuobodu. Mes po truputėlį jau užbaiginėsim, gerai? Dabar mes 10 kartų įkvėpsim kartu ir iškvėpsim, gerai? Nuleidžiam rankas, ne? Pasižiūrim vienas į kitą į akis. Kas pirmas prasijuoks? Pirmą 10 kartų įkvėpiam. 1. 2, užmerkim akis. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
palengva atmerkiam akis. Girius atsimerkti nenori. Girius iškeliavo į meditaciją. Todėl aš iš lėto tyliai pabaigsiu šitą pamokėlę. Priminsiu, kad jūs galite su ją improvizuoti, kaip jau išeina su jūsų vaikeliu. Kartais jie klauso, kartais neklauso. Jeigu bus vaikelis apie 2-3 metai, bus galbūt sudėtinga, galbūt reikia adaptuoti lėliuko pratimus. Na, o jau nuo 4-5 metų turėtų būti viskas gerai. Mano Girius išėjo į meditaciją, o aš sakau ate ir iki kitos savaitės.